Žiūrint į fotkę, matau blondinę, nematytą, kažkada mes ir nebuvo jį, bet buvo kitaip padažyta. Kaip ir padažą dažau aš mašinį rytą, jau, raipčikas, kartais valgiau, zaibys, o kartais kepčikas, dabar einu vėl, po gatvę žiūriu, žiūriu, kažkodėl aš su tapkėm. Už tapkių kažkoks užrašas, netas iš filmų žaislų, dabar einu prie purslų, oi kaip skamba, oi tu blėt, dairaus, matau, kad žiūri į mane tie, kurie sako, aš tave matau. Einu toliau, prie Nidos buvo gerai, gerai buvo, launai buvo, ragonų buvo, žiogų ten buvo, velnių buvo. Visokių briedų buvo, briedis irgi buvo ant kelio. Dabar turbūt jisai jau po kelių, po žemėm, po karstų. Užkastas, neužkastas, nežinau, gal suėstas, gal užmuštas, greičiausiai užmuštas. Nes užmušėm mes jį, blečiam vakas pagonu, kuris vairavo jis, bijojo jis jį. Sakė, ką daryt, reikia motinai skambint, paskambino, čiut neapsiverkęs, galvau, žemaitis tvirtas, o gaunasi jisai buvo vis dėlto, anksčiau turbūt irgi buvo verkęs. Tada atvažiavo, jūra buvo achujiena, senė ir Mauriaus, bleit, ir saulė achujiena, dar mačiau aš genį, ir vorų ten labai daug buvo vienoj, bet iškeštam vienu. Tada sakau, ladna, reikia eiti toliau, nes jūrą jau užuodžiau ir pagaliau aš ją matau. Tiksliau jau matęs buvau, bet nors dariau ir buvo tikrai blėda, achujiena eiti. Buvo labai gerai, buvo daugiau negu 3 žmogai, turėtų būti žmonės, betgi pohumitės bibių padėjęs ponas, ne visat, bet jeigu dėjęs, tai tikrai didelį ir galiu vėl prie tą pačią būdą. Einu Maksimas, tvėriu grūdą, einu pukštą, maitinu vėl, kaip kadais, kaip įsilaigi buvo irgi. Valgo, aš irgi kartais valgo zaibys, o kartais kepčikas. Toks jau tas ir raipčikas, kurie puoja žmonės. Šoku, kartais, tentas kartais, tekstailo kartais nemoku. Pamokose aš irgi nemokėjau ten labai būti, nes kaip visą tą rašininį dėjau. Labai daug keikios, iš tikrųjų noriu jų atsisakyti, nes labai daug svaidaus aš jais. Einu toliau, einu ten, kur kibirai, su vandeniu, o ne su tuo, apie ką manai. Mąstyk apie tą, ką reikia mąstyti, yra savo mąstyki, matyki, kažkada tai buvau sakęs ir vėl noriu pasakyti. Kaip gerai, kad lietuvių kalboje yra daug su rytis padaryti, rytas ir vis darytas žodžiai tie gerai skamba, bet gaila, kad ant kiekvienas skambėjimo yra padėtas tonas su galu ne tonas jis vadinas, bet mano žodynas mažas kaip purva, didelis vandeninas. Mažas, aš nedaug knygų skaitęs, nes nenyga, bet ne taip, bet Lietuvogi netaip suvaržyta, daugiau čia hačia negu knygų tų pačių Tupakas, baliuot, maladės čuvakas, pirmas repčikas buvo klausytis, maladė, koks didelis buvo, man respekas, ką aš kalbu, ką aš nusišnekas, žiežulose jas ragapjūtė, o rūpjūtis buvo visai, nichuja nebuvo visai, dabar užtat visai, bet vis tiek kartais įdomu, kodėl ten, kur aš lovo jau kloju, ten, kur viskas jau labai gerai, ten, kur idėjų yra, ten, kur šuo neloja, ten, kur viskas tai
turėtų būti idealiai. Ten, kur perfekcionizmas neranda prie ko prisipysti. Ir vėl aš įlinkęs į savo tas brytvas, kadais blėt mintas. Ir vėl aš tom to brytvom, vėl aš pjaustytas, vėl kurva. Sunku nuryti mintis, vėl kodėl vėl dėl to einu paukštį maitinti, vėl kodėl, nes rytas vėl ir einu vėl pas paukštį, vėl grūda vėl ir jam į burną aš grūdu tą grūdą vėl, nes labai sunku nuryti šitiek, kurios bandė ryti ir kiekvieną naktį vis dar lovai kurvo jos sunku matyti, kiek tų dėmenų, kiek tų blėt kiaulių, kiek tų toršų svastikų paišytų, kiek tam blėdinų, kiek tam bobų išdraskytų, kiek supistų kūdikių, kiek tam blėt neščių iš blėt prievartautų, kurvo jo ten tai buvo, dėl to ir aš sakau, ar tu manęs klausai, ar tau sakyti kurvo, ojajai, kiek daug keiksmažodžių, bet prisimink, pas mane žodynas mažas, bet tas didelis, kurį galiu padėti ir tas, kuris į tave gal kada įlys, kur aš neįkandęs į dantis nieko, tik tai tą savo gėdą, kuri mane duoda pabėgti nuo savo bėdą, jau bėgė, kiek aš jau bėgu nuo jų, jau kiek aš bėgsiu dar, kol blėt kojas turėsiu, kol džemstelą šoksiu, kol aš mokėsiu, kol aš dar nesėdėsiu šitam vežimėliu, kur jiems sėdi, kai kurie gali stovėti, kurie gali ir stovėti, sėdi vežimėlį, ne Maksimas, o šitam priedė, kurį jau paslūmės, kiek, šitiek laisvė, šitiek džiaugsmo, matai, tu, blėt, taip nepaukštis, blėt, viskas visai pys, bet kodėl vis tiek galvoju, kodėl vis tiek tas bibis, alus, man pochų zaipys. Tikiuosi, kad užteks man jo ir rytas bus vėl ir vėl stovės tas bibis, kaip kiekvieną rytą, rytas įdo mano kalbos. Prakaitas gaila, blėt, jau pagavau tą stadiją balto arklio, kuris gaila pas mane. Galvau, karvė bus, bet gaila arklys. O, žiūrėk, alus vėl į mano burną įlys ir be prievartos jis lenda dėl to, kad, žinai, bet aš gal netoks, o aš tikėčiausi, gal būčiau kitoks, norėčiau tikrai jo. Kas čia per grūzas, davai grūdus ir toliau į kukurūzų šitą pievą. Kukurūzus, ladna. Dabar Visaginė, kur išlypęs aš iš vaginos. Tas pats gimtinis miestas gimtinė, kartais verdu samavoną, gaunasi dėktinė. Bet jeigu gaunasi, tada labai gerai, kad gavos, nes apgamas nudraskytas buvo avos. Ai, blėt, vėl aš sakau, žodynas mažas, labai sunku nepakelti rankas ir kiekvienas tą žino, bet dabar atrodo, ne taip ir sunku. Nepaslėpsi tą, ką tu labai dažnai galvoji, daug galvoji. Tokio mintį galėtų vaiką nunuodyti, gal ir seno, kūnigas tikrai taptų senu, jei jaunas jis buvo. Blėt, alus baigęs, iki parduotuvės dar yra laiko, gal nuvarysiu ten, kur šitose kasose cigaretės laiko, nusipirksiu aš jį, nuvarysiu prie ežero ant soliuko, matai, kaip žodžiai, tai va. O kažkas nori duoti tikrą repą apie žmonės, apie taip, kaip jie chujovai galvoja, kaip jie daro nuodėmės ir kodėl jie nesvajoja, kodėl viskas taip chujovai, kodėl jie, blėt, aš bent jau lovą pasiklojęs, blėt, seniuk, tu, blėt. Ir ką tu gali te pasakyti, iš kur tu galėjai kažką sužinot, kai sunku tau šitai mąstyt, kai tu galvoji, kad nebebus jau ryt. Ir manau, kad gaila iš tikro, kad negali atsipalaiduoti. Tikiuosi,